Turim tokią bėdą. Kaip jisai sukasi, palauk. Jau gavau naujus štai tokius ITP firmos ratus. Ir šiandieną dar reikės man prasukti 100 kokį kilometriukų. Varo Adis Vasiliauskas. Baisu, kai CF parvelka kanamus, ane? Turim tokią bėdą. Nors čia tokia ir bėda. Okei, rašo. Viskas vadinosi gerai. Tai sveiki bičiuliai, po paskutinio pasivažinėjimo mano keturratis atsisveikino su savo diržu. Išėjo viskas šiubais. Tai reikia šiandien bandyti jį pasikeisti. Važinėjom kovo 11 per miškus, tokį ratuką buvo maršrutą neblogą susidėlioję, tuo pačiu paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, bet likus gal kem kilų iki pabaigos, žodžiu, neatlaikė keturračio diržas. Ir važiuojant jau, gal kokia 7 km per valandą, tik tai ir išsitaškė. Iškart supratau, kad diržas, nes jau turėjau keletą tokių minčių, kad jau gali būti jisai pavargęs, nes buvo vieną kartą pavažinėta per vandenį gerokai, tai išvažiavus iš jo, greičiausiai, kad į variatorių papuolė vandens, nes buvo toks vaizdas, kad gazą duodi ir vos nėra to rovimo, taigi iš vietos toks kaip su motoroleriu kvinkiu kokiu nors iš vietos judėtum, tai bet pradžiuvo matyt, vanduo išsitaškė lauk ir vėl toliau pradėjo važiuoti. Ir po paskutinio pasienio etapo, kai visą keturratį ploviaus, visą išsiplovau, pilnai dugnus, viską, žodžiu, ir tada užkūrus vėl man tas pats buvo jausmas, kad duodi gazo ir nenori judėti po biškį, tik juda, bet biškį prasivažiavau pro gatvelę, lyg ir vėl pasitaisė. O kai važiavom kovo 11-ąją, tai užkūrus ryte toks buvo tik ir vėl užtilo. Tik šalta užkūrus, bet paskui visą laiką viskas važiavo, normaliai nebuvo, kad kažkoks pasijustų toks diskomfortas, kad duodi gazo ir nevažiuoja, viskas buvo čikiai, važiavo kuo puikiausiai, bet matomai šilo ir gerai pašilus diržas neatlaikė. Tai liko dar čia siūlų nemažai prispaustų, nes, kaip ir minėjau, važiavau skaityk ant kokią 70, tai buvo lėkštės prasidarė ir dabar pričiupo. Vietoj nepavyko mums nieko pasikeisti, nes gamykliniuose raktuose, kur pridėti būna prie keturračio, tenais nebuvo tokių įrankių, tai prie vietos taip ir nepavyko nieko pasikeisti, teko parsitempt keturratį namo ant virvės. O dabar susižiūrėsiu, kokie raktai reikalingi, kad kitam kartui žinočiau, kad jau turėčiau visą laiką atsargoj tokius raktus, jeigu netyčia taip dar kartelį atsitiktų. Bet aišku, reikės jau šį kartą tiek kilometrų gal neįsukt, kiek įsukau, nors įvairiai komentaruose kiti rašo, kad ir 6000 pravažiuoja, ir vienas ir 9000 pravažiavęs, o čia aš prasukau 4800 ir diržas jau neatlaikė. Bet rekomenduojama pagal gamintoją diržą keis kas 3000, tai greičiausiai taip jau reikės ir daryti, nesinori tampytis jo ir kažkur ant lauko keistis. Tai imam raktus, žiūrim, kaip čia mums pavyks atsisukt, reikia tikėtis, pasidarysiu. Tai likę tik šniūrai tokie, jie prispausti yra prie šitos lėkštės, tai reikės atsisukti šitą varžtą ir išsimti visas atliekas, diržo likučius išsimti ir atsisukti pagrindinę sankabą. Tik man labai įdomiai, kad jos atsiradęs toks gan didelis šitoje vietoje tarpas, tai nežinau, ar čia taip turi būti. Ir dar kas, vienoje vietoje man pabėgus yra mierka tiksliau, kur užžymė, tai čia yra užžymėta ir ten ant lėkštės irgi buvo užžymėta. O šitas varžtas yra šiek tiek nusisukęs. Tai čia įdomu, ar galėjo dar šitas dadėti ir šiek tiek lėkštė atsilaisvinus, ar kas. Bandyti reikia sukti ir žiūrėti. Nu žodžiu, nusėmiau lėkštės ir čia mes turim užspaustus tiksliau diržo likučius. Tai čia žinau, kad varžtukus reikės kažkurį vieną gal prisukti ir šiek tiek išsiskės ir ištrauksiu visus šiupus. Skečiasi, gerai. Užsispaudė čia neblogai. Gerai. O, išsiskės.
pasiemu. Vse. Nors galima bendrai taip ir dėti atgal, nes reikės šiek tiek būt praskėtus, kad lengviau užsidėtų diržas, o paskui atleisim. Čia turbūt skirtumo nėra, kaip užsideda. O, šitas uždėtas. Čia matau kryptis nurodyta, o kaip jisai sukasi, palauk. Taip, tikriausiai. Žinau, kad kiti būna išima tą poveržlę, bet aš gal neimsiu, paliksiu, tegul būna. Taip va. Daug neprivarom, nes daug nereikia. Tipo pasidariau, bet man kažkaip labai čia prastai, reikia bandyti užkurti. Tai kad čia man kažkokia problema atrodo biškį yra, nes labai čia didelis laisvumas. Bet man atrodo toks vaizdas, kad jie labai daužosi svareliai blemba. Nežinau, čia taip turėtų būti. Va, kažkoks yra laisvumas, man aš nesuprantu. Geras klausimas. Na tai keturatį jau susirinkau. Dar buvau motoraiderį nuvažiavęs, tai pakeitė man goliukus pagrindinio šito variatoriaus. Ir apžiūrėjo patį variatorių ir dar pasikeičiau 3 pipcikiukus, tokius, kur laiko svarelius dangtelis, nes jau ten buvo labai barškesys. Ir garsas kleidė, tai vakar viską grįžęs vėl susirinkau. Ir tokie reikalai. O dabar šitas, kaip aš vadinu, žieminės padangas, reikia pasikeisti, nes jau pradeda darytis man jų gaila, nes jau pavažiuotas skaityk žvyrkelio ir kraštai minkštėja, tai tuoj jos nudils, nes jos baisiai minkštos yra ir gaila tokių padangų, jas reikia pasilikti žiemai ir purvams. Tai keisimės ratukus. Gavau naujus štai tokius ITP firmos ratus, visi vienodai, tik pas mane padangos skirtingos, čia buvo jos originalios, tai aš jas dabar dėsiu vasarai. Šitie ratai yra platesni, tai žiūrėsim dabar, kiek visas keturatis išsiplatins. Nice. Ratukai. Nieko neliečia. Gerai. Dar vieną parodysiu bairį. Vakar taip pat pasidariau. Užsidėjau štai tokius adapterius vadinamus, kad pasikeltų keturatis šiek tiek. Tai šiaip matavau vakar su ruletė, tai buvo pradžiai 22, dabar 27. Gausis aukštesnė prošvaisa, gal taip neklius dugnas prie miškovėžių, kokių vėžių ar dar kažkur, tai dabar dedu tuos ratus ir žiūrėsim. Šiaip tai gal visai ir gerai atrodys. Čia dar imitacijos varžtukai, tipo, kad nenusimontuotų ratas ale. Nu, bet visai gal ir gerai. Gerai, einu dėti kitą ratuką. Kur tas kitas ratukas mano? Čia. Nu gerai, neliečia niekur. Tikėjaus bus daugiau. Greičiausiai reiks rastafkės dėtis, nes išplatėjo tai mažai labai.
O jūs turbūt klausėt, kaip aš pakėliau galinę važiuoklę, ne? Tai galiniai važiuoklė jokių adapterių nėra, bet pažiūrėjau YouTube ir iš to žmogaus, kur pirkau priekinės plokšteles, sako, apsiverčia stebulė ir viskas. Pasižiūrėjau, akurat, nuo centro šita vieta va, iki pirmo to šarnyro, ar kaip galima įvorės įvadinti, yra ilgesnė nei šita. Čia yra ženkliai trumpesnis atstumas nei šitas atstumas. Todėl jinai apsiverčia ir automatiškai ratas žemėja ir keturatis kyla į viršų. Bet iškart pamaščiau, tai jeigu aš apversiu, tai suportas bus atbulai apsivers, visos šlangos netinka, niekas netinka. Tada reikėjo viską išsiardyti, tai išsėmiau granatą, nusiėmiau šitus abu, nusiėmiau suportą ir tiesiog paėmiau ir apkeičiau jos vietom. Tai čia dabar yra uždėta dešinės pusės stupica, o ten yra kairės. Ir vakar ratą dar tą žieminį dedant, čia man šakė šitoje vietoje lieti. O tu kurmė, galvoju, bus reikalų. Bet kai nusileido, tai gavosi šitoje vietoje pirštas įlenda. Bet dabar žiūriu, uždėjau, tai dar daugiau tarpo ir plus jie išnešti į lauką, tai problemų neturėtų būti. Aišku, tiek turbūt nelėksiu, kad į orą pakelčiau keturatį. Tik vat įdomu, kaip iš jos ilgio, nes automatiškai išsilgino pats pusašio ilgis. Kažkiek. Numatys. Jeigu sulūš, vadinasi, blogas sprendimas. Bet jeigu taip daro, tai gal bus gerai. Viskas, dedam paskutinį ratą ir šiandieną dar reikės man prasukti 100 kokį kilometriukų, nes reikia pridirbti diržą. Labai ramiai, negazuojant, švelniai gazuojant tiksliau, tada lėtai stabdant. Reikės maždaug prasukti bent 100 kilometrų, kaip sakė. Žiūrim, kas čia gausis. Galas kažkiek išplatėjo, bet kai šitos padangos šiek tiek yra žemesnės, tai ne per daug čia tas išplatėjimas. Plus dar nusipirkau tuos vadinamus fenderius, jie kažkur 4,5 cm išsiplatina, tai aš dabar kol kas tai tikrai nedėsiu jų, nes tada ratai iš vis atrodys sulindę į vidų. Taip, vizualiai kažkiek jisai gal ir platesnis. Ne kažin ką. Tai greičiausiai reikės nusipirkti dar rastafkės, kad išsinešti ratus į lauką bent, nežinau, po colį kokį arba pusantro colio, kad kokius 2,5 tarp 4 cm išsinešiau dar į lauką. Tai turėtų keturatis dar šiek tiek stabilesnis būt posūkiuose, nes jisai dabar kaip su originaliais ratais tai būdo labai verčia ant šonų. Tada bus galima užsidėti fenderius. Tada jau gal vaizdas bus gražesnis, nes dabar jeigu juos uždėsiu, tai vėl toks atrodys kaip ant mašinos uždedi žieminius ratus ir jie pasikavoja kažkur už skardų toli. Tai neblogai. Reikia eiti, jaučiu, persirengti. Nors aš šiandien žemkiai paroda, norėčiau iki ten dar nuvažiuoti, nes rytoj lekiam prasivažiuoti su chebra miškais, su keturačiu. Susiplanavom, tai jau rytoj tikrai nepavyks nuvykti į parodą, ką paėsi 2024. Tai už tai šiandien aš turiu prasivažiuoti bent 100 km, kad jau rytoj būtų galima normaliai pavažinėti. Šiandien planas suspėti į parodą, nes pristatytas naujas CF Moto konceptinis modelis litrinis, tai žiauriai noriu pamatyti gyvai. Jeigu pavyks, nusivešiu ir jūs parodyti. Bet jeigu neužmiršiu kameros pasimti. Viskas, einu žiūrėti. Tai arba atsidursiu dabar parodoj, arba lėksim jau į laukus. Aš ir parodoj apžiūrinėjau CF-ą, nauja dar konceptinis modelis, bet jau man įspūdis nerealus, belenkoks. Amortikai nesveikai minkšti, aišku dar konceptinis, Liepa gal ar vasaros gale reik manyti turėtų pasirodyti. Amortizuoja žiauriai gerai, tai lauksim šito daikto pardavime, nes tikrai apie tokį mąstyčiau. Stiprus reikaliukas, žiauriai platus. Paroda aplankyta, greitai prabėgom, pažiūrėjom, CF Moto stendą atvarytą, tai tas litrinis tai kažkoks kosmosas. Stiprus daiktas, aišku, dar konceptinis modelis, bet lauksim naujo, kada atsiras Lietuvoje. Dabar viskas, varom namo, dar nusipirkau
šitą daiktą, nes neturėjau. Tai karts nuo karto reikia vis pasitepti ir traliuko savo kablį dabar turėsiu. Ir keturračiui reikia vis pasitepti, tepimo taškai yra važiuokliai, tai dabar bus paprasčiau. Pasitepsim ir važiuosim, kai sako, reikia tepti. Lemą lyt pradėjo, ne kažką, nes dar man šiandien reikia įsukti 90, 100 kilų, šiaip jau pirmai pralėkiau šiek tiek, nes čiūdą prisidariau, kai išsikėlė keturratis, realiai pabėgo man suvedimas priekį. Tai biškį iš kiemo važiuoju, blema žiūriu ir į vieną, ir į kitą pusę vairą gaudo. Tai aš jeigu tai būčiau išlėkęs, tai man atrodo būčiau su juo apsivertęs, nes visiškai griebė net iš rankų vairą, greitai atsinešiau savo hulio ratų balansavimo plokšteles, prisimečiau, tai blema taip stipriai suėjo į vidų, tai išsukau traukutes, tiksliau susukau ir išsitiesinau ratus, tai dabar eina kaip bitė. Tai grįšiu, reiks, man atrodo, rengtis aprangą nuo lietaus ir važiuoti prasikošti. Tai viskas, tuoj parlekiu namo ir važiuojam kokį ratuką. Nežinau dar net kur važiuoti, bet kažkur reikės žvyrkeliais. Na ką, pavalgiau, reik važiuoti, kol dar nesutemo, nors jau greitai ir sutems. Britkelnių fintrailo neėmiau, nes niekur labai neklampinsiu kažkur, kad reikėtų braidžiot kažkur po balas, o jeigu pradės lyt ir įsilys, tai reikia dar pasitikrinti, bet man atrodo, jo, turiu lietaus aprangą, nors šitos irgi kaip ir nepraleidžia, bet po laiko kažkiek pradeda drėkti. O striukė tai neperšlampanti, bus ramu. Sėdam ir važiuojam tą 100 vyniot. Sustojau šiek tiek atsipūst, jau 55 gal kilus nuvažiavau, pradėjo krapnuot. Neypatingai smagu, bet nieko baisaus, čia toks lašnojimas tik tais gaunasi. Jau temsta, dar skaityk lieka 50 kilų, dabar turbūt toliausiam taške nutolęs nuo namų. Tai dar šiek tiek tokį lanką darysiu ir jau judėsiu link namų pusės. Kol kas viskas atrodo gerai, važiuojasi. Stabilumo yra šiaip, aišku, nespaudžiu į posūkius, nevartau aš čia jo, bet važiuojasi šiaip visai smagiai. Nei stabdau staigiai, nei labai gazuoju greitai, tai toks povaliai, iš lėto renkuos tokius platesnius kelius kaip šitas. Nesirenku tų tokių kratatilkų, tegul prisidirba lengvais tokiais keliukais. Nu dabar kaip pasistačiau toks, tai visai jisai čia ir platus atrodo iš priekio. Bet aišku, dar norėtųsi šiek tiek priekį paplatinti iš vis būt, nes galas tai platus gaunasi. Tikrai platus. Užsidės dar jaučiu tos rasporkės vadinamos, tai bus visai gal ir neblogai. Buvau čia pridėjęs primatuot, tai šiek tiek, nu, galas gan lygiai gaunasi su ta rasporkė fenderiais nusišneku. O priekį uždėjus, tai, nu, norisi, nes dabar šiaip priekis gražiai idealiai dabar atrodo, tai jam 1,5 colio arba 2 colius reikės užmauti, gal biškį per riebų. Galai tai dar gal colis max, o priekiui kokį 1,5 colio reiks uždėti, kad maždaug išcentruot ratų
ašies centro, nes dabar priekinė ašis 94 berods, o gale 98 tarp centrų. Tai dar skaityk 4 cm trūksta, nu tai va panašiai tokias rastavkės uždėjus, turėtų susigaudyti, lygiai centrai būti. Viskas, judu, jau vėsų stovėtų, reikia važiuoti. Labas rytas, vakar jau tamsiai grįžau, tai nieko ir nepafilmavau. Tai pavyko vakar suvažiuoti 100 km, 102 įvažiavau iš viso, tai nu, turėjau pasidaryti apkatkę, aišku, dar šiandien pradėsim važiuoti, gal labai nesmauksiu, irgi povaliai ir paskui jau kai apšils, nu jau tada važiuosim biškį kitaip. O šiandien atvaro chebros, varo Andrius Vasiliauskas ir Tadas, ir dar Julius. Jau girdžiu išvarė iki degalinės užsipilt kuro, tai aš irgi dar lėksiu, prisipildau atsargas ir važiuosim irgi tripą šiandien kažkur va taip Kazlų Rūdos miškais. Atvyko du kanamai. O, į kelią, kas čia darysi šiandien? Halo. Va ir mūsų Andrius Vasiliauskas apie O čia Vasiliauskiuks. Labas. Tas paskui mane užsivažiavo, telefonas gražus. Da biškį pavarė, nes neiškilsi čia. Varyk.
Nusėdus labai. Kas buvo? Geda. Geda, sakai? Geda. Nu, kaip šiandien? Gerai, baisu, kai cefai parvelka kanamus, ne? Nu, bet matai, papuola kartais. Papuola. Tai viskas, nusiploviau keturatį, visas išplautas. Nebuvo labai daug reikalų jį nuplaut, nepriterlinom tiek baisiai. Tai tik tais tokį paviršinį purvą nuploviau. Aišku, dar reikės su šampūnais kurią dieną, bet dabar lyt pradėjo, tai užtenka. Pats irgi biškį nusiliejau. Kelnytė švarios, batai švarūs. Reikia dabar tik išsidžiovint. Tai ką, manau tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Like, comment ir subscribe. Tiek. Keliaujam į kambarį, oras prastas ir iki sekančio video. Ate.